mokymo. Gerai. Da. Nu kas, vat, jūsų mintis tiesiog ateina. Paštalai pranašai. Siustieji. Siustieji. Ir gerai. Čia apaštalo žodžio prasmė. Tikintieji skamba. Visai neblogai skamba, žinokit. Kas dar pas ką skamba? Šiaip tai tokie pirminio Dievo žodžio skelbėjai, tarsi prie ištakų. Labai gerai. Gerai. Labai puikus atsakymai tie. Igorė sakė, čia mes kalbame apie tuos, mes vadiname 12, ar ne? Taip pat Paulių turime, ar ne, prie viso to. Pranašai. Kiek suskaičiuosit? Daug. Nu? Gal irgi 12? Irgi 12. Nežinau. Čia pasiūlymas. Buvo jo tarnavimas panašas, tai viskas. Ir Agagas. Kas čia, Agas taip? Ir Agas, kaip tas. Tai vadinasi, Agavas. pranašai išgirdo žodį. Kas pas jūs mintyse? Mozė ir Elijas. Oi, dabar? Didieji ir mažieji. Didieji ir mažieji. Visi. 5-12. Tai didžiųjų 5, čia mažųjų 12, ar ne? Ta turit minti. O jūs skaitydami šitą eilutę, kada nors pagalvojote apie eiliškumą. Kodėl iš pradžių apaštalai, po to pranašai? Nuo paskutiniųjų pradeda vardinti, kuo užsibaigė Dievo pranašystės ir paskui eina giliau į praeitį. Čia Nuo ko prasidėjo. yra klausimas, ar po Kristaus, ar iki Kristaus. Gintarui reiks man kavą daryti. Ne, bet Čia taip pasukė. Gerai, Gintaras mums iškelia čia kažkokį įdomų klausimą dabar. Ar čia po ar prieš Kristų? Ar čia mes tą dalyką gvildenam ar Gintarą nulinčiuojam? Gvildenam, ar ne? Ir prieš ir po. Ir prieš ir po. Nes apima visus tikinčios. Visi tikintieji. Taip, ant to pamokas. Tai vis tiek bus ir vėliau, ir per sunkų laikmetį, ir po to, ir taip toliau. Pranašai Aš daugiau tai reiškia, norėjau, kad čia dar ir ateidamas klausimas sunkus sugalvojęs. Mes jiem duosime paskui Gintarą. Tai kaip buvo Mozė išgelbėtas. Ir čia yra tas pats klausimas, apie ką čia kalbama. Ant kokio čia, kas ant Kristaus kertinio akmenio pastatyti. Ar po aukos, ar prieš auką. Ok. Pažiūrėkime, mes atsimenat, sakėme eilutė, pastraipa, skyrius, arba jeigu nerandame atsakymo, pirmiausiai tai yra knyga. Matote, kokie pas mus dažniausiai tokia žmogiška mąstysena. Išgirstam žodį ir greitai šokame kažkur. Ir ačiū, kad dalinote savo mintimą, ne? Pranašas. Čik, 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 čik. O dabar hermeneutikoj mums labai svarbu pamąstyti. Knyga dabar yra Efeziečiam. Didieji pranašai tai yra Izaijas, Jeremijas, Raudos, Ezechielis ir Danielius. Mes dabar Efeziečiam laiške. Pirmiausiai užduodame savo klausimą. Pirma yra apaštalai, kažkodėl yra antra pranašai. Jeigu šitas dalykas, kuris labai geras buvo pasakytas po ir prieš, ar ne? Jeigu prieš Kristų, atrodo, kad pranašai turėtų pirmiau būti paminėti, ar ne? Pastatyti ant pranašų ir apaštalų ko? Pamato. Dabar mes visi atsivertę Efeziečiam knygą. Pasižiūrėkite, prašau, 3 skyrių, Efeziečiam knyga, 4 ir 5 eilutės. Skaitydami galite įsitikinti, kad suvokiu Kristaus paslaptį, kuri ankstesniems žmonių kartoms nebuvo paskelbta, taip kaip ji
Koks sekantis žodis? Dabar, kada Paulius gyveno, dvasios atskleista jo šventiesiems kam? Apaštalams ir pranašams. Dabar, ar ne? Apaštalams ir pranašams. Anksčiau jinai nebuvo atskleista. Vadinasi, gintaro klausimas tiesiog auksinis. Ar tai po ar prieš? Dabar? Anksčiau jiem nebuvo visą tai atskleista. Pasižiūrėkite, prašau, iš pradžių užduosiu klausimą, kas yra ta paslaptis, kuri nebuvo atskleista anksčiau? Bažnyčia ir, kaip skelbiama, Evangelija, ne? O dabar kartu su manim pasižiūrėkite, prašau, Efeziečiam 4 skyrių. Ir Efeziečiam 4 skyriuje, kas gali paskaityti 4 skyriaus 11 eilutę? Efeziečiam 4:11. Ir jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Dėkoju. Jis paskyrė. Ir 12 eilutė, prašau, Ado, jeigu galite. Kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui Kristaus kūno ugdymui. Kas yra Kristaus kūnas? Bažnyčia, kuri turi būti ugdoma. Ir mes matome, kad bažnyčiai buvo duotos dovanos. Apaštalai, pranašai, evangelistai, ganytojai, mokytojai. Ar aišku dabar, kad tai neina visiškai kalba apie Senojo testamento pranašus? Ir čia pabrėžiu, ką Ulrichas Cvinglis pabrėžė. Eilutė, aplink tą eilutę, skyrius, knyga. Žodis pranašas šitoje vietoje nebūtinai reiškia tai, kas parašyta Senajame testamente. Nes bažnyčiai buvo duota po Kristaus mirties ir jo žengimo į dangų dovanos. Apaštalai, pranašai, evangelistai, ganytojai ir mokytojai. Vadinasi, mums truputėlį turėtų paaiškėti, nes šitą dalyką mes turėtume išbraukti šioje vietoje. Matote, kaip svarbu Biblijos aiškinime pažiūrėti, ką sako Biblija. Net kada daug minčių ateina pas mus. Bet užduoti savo klausimą, ką sako Biblija ir artimiausios vietos toje knygoje. O tada kas tie pranašai šitie? Kaip sako? Kas jie tokie tada šitie pranašai? Tie, kurie pranašavo. Jūs man pasakykite, kas jums tie pranašai, paskui aš Naujojo pasakysiu. testamento. Naujojo testamento pranašai. Kurie turi dovaną. Atsiverskime pirmą laišką Timotiejui, 4 skyrių, prašau. Pirmas laiškas Timotiejui, 4 skyrius. Prašau. Ir pirmame laiške Timotiejui, kas mums galite paskaityti 4 skyriuje, 14 eilutę. Kas galite perskaityti 1 Timotiejui 4:14. Neapleisk tavyje esančios dovanos, kuri tau buvo suteikta per pranašystę su vyresniųjų rankų uždėjimu. Paulius rašo Timotiejui ir jisai sako, 1 Timotiejui 4:14, kad šita dovana tau Timotiejui buvo suteikta per pranašystę. Kuo tarnavo Timotiejus šioje vietoje, kada Paulius jam rašo pirmą laišką Timotiejui? Jis buvo vyresnysis bažnyčioje, 1 Timotiejui 1:3 Efeze. Per pranašystę. Pasižiūrėkite, prašau, tame pačiame laiške 1 Timotiejui 1 skyrius,
Kas mums gali paskaityti 18 eilutę? Šį įsakymą perduodu tau, sūnau Timotėjau, pagal ankstesnės pranašystės apie tave. Matote, pagal ankstesnės pranašystės. Apie tave, Aha. kad jomis remdamasis kovotum gerą kovą. Apie tave, kad tu kovotum gerą kovą. O kas yra gera kova pirmame laiške Timotėjai? Kas yra kovoti gerą kovą? Stovėti už sveiką mokslą bažnyčioje. Čia buvo problema, to Rūnai baigsiu gerai. Klausimas. Kam buvo duoti apaštalai bažnyčiai? Paskelbti autentišką evangeliją ir užrašyti Dievo žodį. Kam buvo duoti pranašai? Kol nebuvo užbaigtas Dievo žodis, kai kurie bažnyčioje nusakydavo, kaip apie Timotiejų, apie tave pasakyta ta pranašystė, rankų tų uždėjimų pašvestas į tarnystę. Dievo žodis buvo užbaigtas. Ar šitos dovanos šiandien reikalingos bažnyčioje? Ne. 1 Timotiejui 3. Kas siekia viskupauti, siekia gero darbo. Ir toliau atsimenate, nuo 2 eilutės, po 1 eilutės yra pasakyta, vyskupas turi būti nepeiktinas, vienos žmonos vyras, nekivirkščius, negirtuoklis, žiūrintis namus, nenaujatikis. Mes turim viską Dievo žodėje parašyta, mums nereikia, kad kažkas pasakytų pranašystę. Igoris turi būti vyresnysis. Broli, norite būti vyresnioji? Negalit. Viskas su jumis viskas išspręsta, gerai. Jis nenori ir arba negali ir viskas aišku. Bet jisai sako, aš noriu. Ar ne? Pasižiūrėkite, pavyzdžiui, 1 Timotiejui 5 skyrius, ar ne? 1 Timotiejui 5 skyrius. 17 eilutė. Gerai vadovaujantis vyresnieji tebūna laikomi vertais dvigubos pagarbos, ypač tie, kurie dirba, skelbdami žodį ir mokydami. Kokį sugebėjimą turi turėti vyresnysis bažnyčioje? Mokyti. Mokyti. Matote, rašte viskas mums užrašyta. Ateina brolis ir sako, aš noriu būti vyresniuoju. Džiugu, broli. Mes žiūrėsim dabar, kaip bažnyčia, kaip tu sugebi mokyti. Ar yra sugebėjimas po truputį, kaip tu įsitrauksi. Mes žiūrėsime į savybės. 1 Timotiejui 3 ir Titui 1. Jeigu tu atitinki tas savybės, mes kaip bažnyčia melsimės ir keliausime šitais dalykais. Jeigu yra kažkur ne taip, arba mes galime gal patvarkyti su Dievo pagalba ir Dievo žodžio, arba gal yra kažkokia kita tarnystė, kurią tu atliksi. Bet pranašo dovanos buvo duotos bažnyčiai tol, kol Dievo žodis buvo neužbaigtas. Šiandieną mums to nereikia, nes mes turime pilną apreiškimą ir labai liūdna, kaip kai kurios bažnyčios neatsiverčia šito apreiškimo, bet jos daro kai kurios dalykus, kurie nėra vienybėje su Dievo žodžiu. Kaip kuriuos gal šokiravau šitais dalykais, bet jūs turit pamastyti po truputėlį ir mano tikslas jūs paraginti sugrįžti prie žodžio. Ką sako Dievo žodis? Nieko nereikia išrasti. Kaip matote, žodėje parašyta, mes to vadovaujamės. Arba išradinėjame dviratį, kuris išrastas. Kokie klausimai, komentarai, nepasitenkinimai prieš čia? 5 kiaušinis. 5 kiaušinis. Vestas, visas raštas. Paskui mes pabraižysime daugiau kiaušinių ten. Jūs kartais turėsite ir pažiūrėti į kitas knygas. Bet ką aš noriu pasakyti, vat kaip Gintaras iškėlė labai tą gerą klausimą. Po ir prieš. Ir mes ėmėme vieną pavyzdį iš Jono 15 skyriaus, atsimenat, per pirmą pamoką. Kas neša vaisių, ar ne? O žodis vaisius, Jono Evangelija,
Ar ne? Apie tai rašo. Aš minėjau daug kartų, aš labai greit paminėsiu. Ką daro daugelis tikinčių ir daugelis pamokslininkų? Vaisius. O! Dvasios vaisius. Galatams 5, Paulius sako, dvasios vaisius, meilė, džiaugsmas, ramybė, Palauk. Paulius sako ir gerai, ir jisai šauniai sako, bet jeigu pamokslininkas netinginys, jisai pasėdi Jono Evangelijoje, ką vaisius reiškia Jono Evangelijoje. Jeigu jisai tinginys, jisai pašokinėja greitai į kitas vietas ir užpila žmonės tomis vietomis ir mes neišsiaiškinam, ką vaisius reiškia Jono. Tai va čia tų kiaušinių gerai atsiminti, žinokite. Padarykime pertrauką, kad jūs pailsėtumėte.